Kviečiame jūs įsivaizduoti, apie ką eina kalba, kai išgirstat žodį jaučiu. Šis žodis naudojamas nusakyti emociją. Pavyzdžiui, jaučiu džiaugsmą, jaučiu azartą. Kiti žmonės būna vartoję šį žodį apibūdinti sensoriką, regėjimą, lytėjimą, klausą, skonį ir uoslę. Pavyzdžiui, jaučiu, kad šioje sriuboje yra česnako. Tik atidariau langą ir pajutau sniego kvapą. Kaip jautiesi? Šalta. Jaučiu drėgmę kojinėse. Va, jis gerai jaučia muzikos ritmą. Ir panašiai. Toliau dominti šią temą darosi keisčiau. Pasitaiko tokių išsireiškimų, kai žodis jaučiu pakeičia žodžius manau, spėju, prognozuoju, tikiuosi, galvoju, galbūt. Seniai nelijo, jaučiu rytoj lis. Jaučiu, kad teisingas šio testinio klausimo atsakymas B. Jaučiu, kad ji šio testo neišlaikys. Niekas nesutvarkyta. Jaučiu, jis melavo, kad valytoja kasdien čia valo. Jaučiu, jis pats nežino, kaip veikia geoterminis šildymas. Dažnai, kai žmonės Lietuvoje būna neužtikrinti tuo, ką kalba, naudoja žodį jaučiu. Kur dar naudojamas žodis jaučiu? Būna kiti matuoja erdvę, kiekį, atstumą šiuo žodžiu. Vairuotojui, ypač parkuojantis atbulai, reikia gerai jausti savo automobilį. Ji yra vaišnavė ir gamindama maistą niekad neragauja, o kiek dėti druskos, pajaučia. Kartais kiti žmonės reikalauja jausti jų įsivaizdavimus apie tai, kas jiems priimtina ir kas ne. Tu privalai jausti ribas. Kitas variantas. Žodis jaučiu būna naudojamas nusakyti potraukiui ar seksualiniai energijai. Jaučiu jai potraukį. Armanda jautė, tarsi nevaldoma jėga veda atsekti jo kelnes. Santykio pobūdžiui nusakyti. Ji jautėsi neišgirsta ir nesuprasta. Jis jautėsi atstumtas. Kai kuriems žmonėms tą patį žodį tenka naudoti savo intuicijai įvardinti. Niekas man šito nėra sakęs, aš tiesiog žinau. O iš kur žinai? Jaučiu. Panašiai apibūdinami būna ir priimami sprendimai, atsižvelgiant į kolektyvinį srautą. Tu neskubėk, pajausk, atsakyk, kai žinosi, kuris. Na kaip? Ar tai tau? Palauk, einam į kitą vietą. Reikia stipresnio srauto, kad pilnai pajausčiau. Energijos būsenai nusakyti. Jaučiu tavo atsidavimą. Visi jautėme jo drąsą. Mums labai jautėsi tavo pasitikėjimas savimi. Yra dar daugybė sričių ir vietų, kur naudojamas žodis jaučiu. Ji pajautė jo žvilgsnį ir atsisuko. Mama jaučia, kad jos kūdikis nori valgyti. Tiek pavyzdžių turėtų užtekti, kad matytumėm, kaip vienas žodis turi gerokai per didelį kiekį reikšmių. Ir dėl to jūsų kalba
gali būti netiksli ir nesuprantama daugeliui. Kuo daugiau reikšmių turi vienas žodis, tuo mažiau įmanoma jo iškomunikuoti, kas garantuoja buvimą totaliai nesuprastiems, kai atrodo, ką tik viską išaiškinot. Lietuvių kalbą normaliai išmokti užtrunka apie 15 metų. Ir tik tuo atveju, jeigu mokindamiesi gyvenam šioje šalyje. O išmokę, ar tikrai gebam susikalbėti? Ar tikrai mokam išsakyti savo mintis, jausmus, apibūdinti poreikius, norus, tikslus, perduoti vertingą informaciją, tartis, draugauti. Čia gyvenantys žmonės jaučia trūkumą ryšio, bendrystės, priėmimo tiek viduj, tiek išoriai. Šis trūkumas jokiais resursais išspręstas būti negali. Jokie politikai ar kalbos komisijos šių problemų nesutvarkys. Situacijos gerėjimas gali prasidėti tik jumyse. Dauguma jūsų per ilgų švenčių laikotarpius turite galimybę praleisti šeimos, giminaičių ar draugų apsupty. Tačiau vienišumo pasąmonėje problema lieka kartais dar gilesnė. Jaučiatės nesuprasti ir pilnai nepriimti. Nuolat gyvenant tokiom sąlygom, jums gali būti sunku ir patiems save priimti. Jeigu sunku save priimti, dar sunkiau priimti kitus, kitokius nei jūs. Leisti jiems pilnai reikštis, nevaržant savęs. Priimti jų vietas, kurios yra silpnesnės nei jūsų. Džiaugtis jų savybėmis, kuriuose yra pranašesni, pasinaudojant esamomis sąlygomis, mokytis iš jų ir džiaugsmingai evoliucionuoti, būnant bendruose patyrimuose. Vien išmokti kalbą neužtenka, kad galėtumėm susikalbėti. Vien pasakyti žodžius nepakanka, kad būtumėm suprasti. Dėl ko taip yra? Žmonės turi ypatingai skirtingų rūšių smegenis. Mūsų praeitame įgarsintame straipsnyje buvo pateikta pavyzdžių, kiek stipriai skiriasi intravertas nuo ekstraverto. Šios grupės savo viduje turi dar daugybę skirtingų pogrupių. Vieni vadovaujasi emocijomis, kiti logika. Net ir bendraujant dviem emocinio tipo intravertam, jie gali vienas kito visai nesuprasti, nes pas vieną dominuoja intuicijos smegenų dalis, o pas kitą sensorikos. Yra dar daugybė skirtingų smegenų variantų, negu čia paminėti. Taigi, bendraujant su kuo nors, labai tikėtina, kad tas žmogus turi kitokio tipo smegenis negu jūs ir dėl to mato, jaučia, suvokia pasaulį
visai kitaip. Dar prie viso to, tikėtina, kad tas žmogus užaugo kitokioje aplinkoje nei jūs. Ir tie patys žodžiai jam arba jai gali turėti skirtingas reikšmes, asociacijas bei sukelti kitokius vaizdinius arba nesukelti jokių. O dar jūsų pasakytas žodis gali turėti daugiau kaip 10 skirtingų reikšmių. Išvada. Jeigu jūsų pasakytų žodžius kiti supranta ir dar daugmaž jumis priima, tai jau yra stebuklas, už kurį verta būti dėkingam arba dėkingai. O tokios žmogaus charakterio ydos kaip melavimas, žodžio nesilaikymas, manipuliavimas ar kokių nors kitų iliuzijų kūrimas žmonėms, kurie nėra jūsų priešai, garantuoja gyvenimą liūdesio, neįveikiamo vienišumo ir trūkumo kančiose.